Kaip susimauti skyrybų procese? Ir ne tik susimauti skyrybų procese, bet sumauti savo gyvenimą, savo ateitį, vaikų ateitį, santykius su kitais. Turiu didesnę nei 15 metų patirtį teisinėje sistemoje ir esu turėjusi daugybę santuokos nutraukimo bylų. Tai būtų ne dešimtims, o šimtais skaičiuojami jau skaičiai. Ir iš tikrųjų iš savo praktikos padariau tam tikras išvadas, kuriomis noriu pasidalinti su jumis. Tai yra išvados apie tai, ko nedaryti skyrybų procese. Arba kitaip sakant, ką daryti skyrybų procese, jeigu norite sumauti skyrybų procesą, pralaimėti jį ir taip pat garantuotai susimauti dar savo gyvenimą ir santykius su kitais. Jeigu norite sužinoti, kokie tai yra dalykai, ką daryti arba ko nedaryti, kviečiu žiūrėti toliau. Dažnai labai skyrybos sukelia stiprias emocijas, pyktį, nuoskaudą, nusivylimą, liūdesį, depresiją ir panašiai. Ir, kiekvienas žmogus su tom emocijom gyvena ir susidraugauja skirtingai. Ir visiškai normalu yra pykti, visiškai normalu yra nekęsti, ar visiškai normalu yra liūdėti, tačiau klausimas, kaip jūs tai parodote. Jeigu norite susimauti skyrybų procese, jeigu norite sumauti skyrybų procesą, tai labai geras būdas per socialinius tinklus visus nešvarius baltinius parodyti. Ir dar būtų geriau pasirodyti su nauju partneriu tik prasidėjus skyrybų procesui. Garantuotai susimausite. Kodėl? Todėl, kad jūsų emocinė būklė, tai yra ką jūs parodote per socialinius tinklus, gali būti labai svarbus įrodymas, jeigu jūs sprendžiate dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos arba, tarkime, kaltės klausimas. Ir šitie įrodymai socialiniuose tinkluose, tai yra lengviausiai surenkami įrodymai. Taip kad norite susimauti, pilkite kuo daugiau dumblo. Kitas labai geras būdas, kaip susimauti savo gyvenimą, susimauti skyrybų procese, tai yra manipuliuoti vaikais. Nuteikinėti prieš tėtį, mamą, sakyti, kad ten mama, ten ar tėtis alkoholikas, ar ten dar kažkoks kitoks ir kitokia. Žodžiu, dėkite maksimaliai ant savo buvusio partnerio prie vaikų. Žeminkite, pykite, apkalbinėkite su kolegomis, draugais ir visais kitais. Taip pat neleiskite bendrauti. Neleiskite bendrauti mamai ar tėčiui su vaiku. Neleiskite paskambinti, visaip kaip kalbėkite, kad ten mama ar tėtis nemyli. Garantuoju, kad tikrai savo gyvenime jūs turėsite neigiamas pasekmes. Tai yra neigiamas pasekmes pirmiausiai jūsų vaikams. Turėkite omenyje, kad jūsų bendravimas su vaiku skyrybų metu taip pat gali turėti įtakos ir skyrybų bylos baigčiai. Ne tik kaltės klausimai, bet ir, tarkime, su kuo liks vaiko gyvenamoji vieta. Nes jeigu vienas iš tėvų aktyviai kenkia vaikui, tai irgi gali būti įvertinta to tėvo ar mamos nenaudai, nustatant vaiko gyvenamąją vietą. Trečia rekomendacija, kaip garantuotai susimauti, tai slėpti turtą ir pajamas. Čia iš tikrųjų labai daug visokių šaunių minčių kyla, tarkime, mano vienoje byloje ten tėvukam 10 000 pavedimas buvo už konservus. Yra buvę, kad brangų automobilį sportinį perleido močiutei, kuri net neturi vairavimo teisių ir niekada nėra vairavusi automobilio ir panašiai. Tai labai geras būdas yra susimauti, pralaimėti skyrybų procesą, pasididinti bylinėjimosi išlaidas, tai yra savo sąskaitą, prarasti daug laiko, nervų ir panašiai. Turėkite omenyje, kad prasidėjus skyrybų procesui galima gauti tokį dokumentą kaip teismo liudijimą. Su juo galima užsiklausti bankus ir gauti duomenis iš banko net už 5 metus. Ir tikrai nekartą esame tą darę, esame atradę nemažai ir paslėptų pinigų, ir kito turto, taip kad turėkite omenyje. Ketvirta rekomendacija tai viską spręsti emocijomis, palikti blaivų protą, logiką kažkur
neaišku kur ir vadovautis tik emocijomis. Tai tikrai labai garantuota nesėkmė, todėl kad skyrybų procese iš tikrųjų labai svarbu įsivertinti, kokius įrodymus turite, ką galite įrodinėti, ko negalite įrodinėti. Iš tikrųjų labai svarbu, kokius reikalavimus reiškite. Pavyzdžiui, ar įrodinėsit ar ne sutuoktinio ar sutuoktinės kaltę. Ar reikalausit pripažinti turtą, kuris yra asmeninis turtas vieno iš sutuoktinių, abiejų sutuoktinių turtų, ar prašysite kompensacijų ir panašiai. Tai yra skyrybų procese iš tikrųjų labai svarbu vadovautis logika. Tai yra kaip šachmatų žaidimas. Reikia labai gerai įsivertinti, kokius įrodymus turite, ką galite įrodyti ir suprasti, kad kiekvienas jūsų reikalavimas, jeigu jūs neturite įrodymų, pasmerktas žlugti. Ir čia ne tik kalba eina apie tai, kad jūs pralaimėsite šitoje dalyje, bet tai yra taip pat susijęs su bylinėjimosi išlaidomis, taip pat su laiku. Kuo daugiau yra reikalavimų, kuo jie yra sudėtingesni, kuo daugiau ten liudytojų įrodymų, tuo paprastai procesas yra ilgesnis, o tai reiškia, kad jūs patiriate didesnės išlaidas ir taip pat reiškia, kad jūs tuo metu taip pat patiriate daug streso dažniausiai, daug kitų visokių situacijų, kur galėtumėte tiesiog gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Vienas iš tokių klastingiausių ir, sakyčiau, neproduktyviausių jausmų skyrybų procese yra keršto jausmas. Tai toks, kad aš dabar jau parodysiu. Ne, ir dažnai tas keršto jausmas užtemdo loginį mąstymą ir kartais klientai net negirdi advokato patarimo. Ir tikrai ir pati esu turėjusi ne kartą situacijų, kai esu įrašiusi ir skambinusi klientams ir sakiusi, kad tikrai neverta, tarkime, daryti ten 5 metų banko sąskaitų auditų, nes ten žmonos atlyginimas buvo tik minimumas, ar ten 700–800 eurų, ir jinai tikrai negalėjo ten paslėpti kažkokių milijonų. Arba kažkokios tokios panašios situacijos, kur yra visiškai neperspektyvu, nenaudinga, labai išplečia bylos nagrinėjimą. Ir kas svarbiausia, kai byla jau nagrinėjama metai 2 ir 3, matosi kliento akise, o kodėl aš pasirinkau ne klausytis advokato, o kerštą. Todėl labai iš tikrųjų svarbu procese vadovautis kerštu, jeigu norite, kad procesas būtų sudėtingesnis, ilgesnis ir daugiau kainuotų. Na ir paskutinė mano rekomendacija susijusi su mano specialybės žmonėmis, kaip visokių yra žmonių, tiek advokatų yra visokių. Ir iš tikrųjų, renkantis advokatą, padaromas kelios klaidos. Tai pirmiausiai, kai nesirenkamas apskritai advokatas, tai yra pasitikima, kad taip jau pasakė, čia mūsų bendras advokatas, ir nepasitariama iš šono su kitu advokatu. Ir tikrai kartais būna tokių situacijų, kur pasirašomas kad ir bendru sutarimu sutartis ir nutraukiamas atitinkamai santuoka bendru sutarimu, tačiau paskui pažiūrėjus tą sutartį tiesiog iš tikrųjų būna labai graudu. Tai pirma rekomendacija vis dėlto turėti ir kitą nuomonę ir turėti ir savo advokatą, kad jis pasižiūrėtų, įvertintų dokumentus, pasakytų savo pastabas. Kartais daroma klaidų ir renkantis advokatą. Aišku, kiekvienas iš jūsų yra skirtingas, skirtingų dalykų nori, bet aš esu pastebėjusi, kad kartais rinkdamiesi advokatą žmonės neįjungia logikos ir nepamąsto. Tarkime, ar tas advokatas iš tikrųjų yra nukreiptas į mane kaip į klientą, ar ne, ir žiūri mano geriausių interesų. Ar jis nukreiptas yra labiau į save, žiūri savo intereso, tai yra, kad praplėsti bylą, kad ten didesnė būtų apimtis, kad ilgiau vyktų ta byla. Iš tikrųjų, jeigu advokato žvilgsnis yra į jūs esate centre, tai visada advokatas pergalvos jūsų strategiją ir jums siūlys tą strategiją, kuri jums yra efektyviausia, pigiausia ir kainuojanti mažiau laiko ir kainuojanti mažiau pinigų. Tikrai tenka susidurti ir su kolegų elgesio, aš tokius kolegas vadinu kiršintojais, advokatais kiršintojais, čia truputėlį bus jau akmuo ir į mano profesinį daržą.
kurie, reikia nereikia, bet skatina klientus, bylinėtis. Tarkime, tikrai ne visose bylose reikia įrodinėti sutuoktinio kaltę. Tikrai būna situacijų ir pakankamai dažnai, kad santuoka nutrūko dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Ten nebuvo pagarbos, nebuvo kažkokios komunikacijos, dar kažkokių svarbių dalykų, net ir intymumo klausimai, ane, vienam reikėjo daugiau intymumo, kitam mažiau intymumo, dėl to atsirado įtampos ir daugelis yra kitų dalykų. Ir tikrai, jeigu nėra įrodymų konkrečių, kad, tarkime, tikrai sutuoktinis yra kaltas, pavyzdžiui, jis ten žaidžia azartinius žaidimus, ar ten sutuoktinė buvo neištikima, ar kažkokie kiti įrodymai, tai visada reikia pagalvoti, ar šitoje vietoje plėstis, nes reikia suprasti, kad kiekvienas reikalavimas tai yra papildomos išlaidos, papildomas laikas. Todėl, kai advokatas visada sako, viską ginčykim, viską ten bylinėkimės, kuo daugiau, kuo labiau palaiko klientą, taip, jūs čia teisus, o jis ar jinai čia šiokia, tokia ir anokia. Ir iš tikrųjų dirbtinai plečia bylą, kur galėtų būti daug siauresnė byla, daug greičiau galėtų būti išspręsta šita byla, visada reikia pagalvoti, ar tikrai šitas advokatas dirba man, tai yra mano naudai. Tikiuosi, kad įrašas jums buvo naudingas ir tikrai žinosite, ką daryti, kad susimautumėt. Jeigu jums kilo papildomų klausimų, kviečiu kreiptis į mane advokatę Julija Viktorija Flis arba įsigyti autorinį įrašą Nesiparinki LT internetinėme puslapyje. Ačiū, kad žiūrėjote.